su delfinu. Nuo pat pirmo karto, kai susitikome. Netikėt? Klausyk. O, žuvis duoda. O nuolat buvo žmogus. Buvo laiko, o delfiną pamatęs norėjo dar mažiau patirti. Štai čia jam kojos ir susipynė. Kaip žmogus sutiko delfiną, o gal delfinas žmogų, ne tiek svarbu. Svarbiausia, kad susitikus kilo noras pažinti. Aš sužinojau, kad žmogus mėgsta taškytis, o žmogus, kad delfinams patinka dar ir burtus leisti. Ir vėl tą patį. Parodžiau jam, kaip reikia suktis, o jis mane išmokė sveikintis. Žmogui patiko plaukioti, o aš labiau mėgstu šokinėti. Kuo aukščiau, tuo geriau. Beje, šokinėdamas aš nusivalau savo odą. Įsivaizduoji, kaip patogu. Dūsti ir prausiesi vienu metu. O dar, tą sykį susitikę žmogus ir delfinas supratome, kad abu mėgstame švelnumą. Ir žinoma, prosenelį žmogui parodė, kad rostrumu delfinas gali nustumti net į kitą jūros krantą. Žiūrėk. Išties, tu ir aš esame panašūs, gal net vieno kraujo. Tik tu gyveni krante, o mes vandenyje. Nes mūsų čia daug. Norėtum, kad jau nupieščiau juos visus. Norėtum? Gerai, tuomet skubu. O tu susipažink su liūtais. Liūtai? Jie geri mano ir tavo bičiuliai. O, įlindo į vandenį. Jūro liūtai. Jie bjaurytis neklauso.
varė į vandenį, neklauso. Ten patelė viena. Ten yra viena patelė. Jis nenori, jis neklauso. O, tas tai didelis. Ten patelė, ten vyras. Įdomu, ką jie čia darys. Apsisuka. O, tas irgi ploja. Tas irgi ploja. Reikia davė 5. Reikia davė 5 išliko. O, buvo tokiai lekia. Tas kaip pravaro, tai vangelės geros. Oba. Dar jeigu mes tai užstriks. Vos telpa. Ką sakiau? O, tas didelis atsisėda. O, dabar šitas čia. Opa! Neužlipo, ne? Eina, liks varoti. Kaip sliužas dabar kažkoks. Tėti, bet kai sliužas kažkoks. Norėtum tokį šliužą pamatyti miške. Šlipti netyčia. Koks kiautas turėtų būti tokio dydžio namukas. Tokia sraigė, jeigu dar Reikia pamatytum. šoną. Jis atrodo, kad kaip čiuoš, tai tu nečiuoši. Mano, reikia. Redbulio finale galėtų būti. Opa! Opa! Tas lygiai tą patį padarys. Opa! Šitą tai lengvai. Na. Mažiau 100 sveria, tas 300. Patelė 100 sveria, o tas 300 sveria. Opa!